Tai yra Krymas. Ši nuotrauka rodo, kaip pusiasalis atrodė iš kosmoso 2021 metais. Jis buvo visas apšviestas, šiltas ir sujungtas. Tai buvo vertingiausia teritorija, kurią Vladimiras Putinas kada nors užėmė. O dabar pažiūrėkite į šią antrąją nuotrauką. Tai yra Krymas šiandien 2026 metais. Ištisi miestai paskendo tamsoje. Regionuose nėra elektros ir vandens. Taip yra todėl, kad sausumos keliai į Krymą buvo nutraukti. Jūrų keliai sunaikinti, o Kerčės tiltas vos veikia. Pusėje salis, kurį Vladimiras Putinas aneksavo prieš 12 metų, kad išgelbėtų savo politinę karjerą, dabar fiziškai akivaizdžiai grimsta į tamsą viso pasaulio akivaizdoje. Iš tiesų situacija tapo tokia bloga, kad Rusija netgi prašo Baltųjų rūmų pagalbos. Taigi, norėdami suprasti, kodėl rusai tampa tokie beviltiški, pirmiausia turime suprasti, kaip Ukraina iš tikrųjų sugebėjo užtemdyti Krymą. Kodėl Rusijos piliečiai Kryme dabar moka didžiausią kada nors kur nors pasaulyje užfiksuotą kainą už benziną ir žinoma, kaip tai veikia Rusijos maisto tiekimą. Rusijai iš tikrųjų gali pritrūkti maisto, o to Putinas sau leisti negali. Tačiau pirmiausia, pradėkime nuo žmogiškosios pusės to, kas vyksta šioje pusiasalyje. Nes prieš pereinant prie strateginio vaizdo, didžiojo paveikslo, visų duomenų, kurie pasirodo, visų žemėlapių ir geopolitinių pasiekmių, turime suprasti, ką iš tikrųjų dabar išgyvena paprasti Krymo gyventojai. Pažiūrėkite į šį kitą siužetą. Šio siužeto emocinis turinys yra nemažiau svarbus nei tai, ką jis sako. Žinai, penktadienio vakaras. Turėčiau grįžti namo laiminga. Ar turėčiau grįžti namo laiminga, kad dirbu iš kur? Iš kur gauti energijos? Jei supranti, kad esi keistuolė, gyvenk. Keistuolė, kuri patiria nuostolių ir nemažų. Dėl tos prakeiktos keistuolės, Wildberries komisinių padidėjimas, kainų kilimas, momentinis nuostolis, keistuolė, pelnas, keistuolė, tiek daug, kad tu keistuolė nieko negali padaryti. Ir ne tik savo keistuolė. Tu negali keistuolė nieko padaryti. Ir tu keistuolė. Tu visiškai nieko negali padaryti. Šis gyvenimas visiškai nuo tavęs nepriklauso. Po velnių. Grįžti namo ir galvoji, po velnių, kaip po velnių išgyventi šiame pasaulyje, išsigimėlė. Man baisu išsigimėlė. Net mamai sakau, aš išsigimėlis, turbūt tapsiu prostitutė. Nežinau. Jis sako, tavęs net prostitutė nepaimtų. Tu esi sena išsigimėlė, turi pūslelinę. Manau. Na ką išsigimėlė? Koks košmaras. Velnijas po galais. Tai žmogiška. Tai Rusija, kuri visiškai palūžta dėl situacijos, kurioje jai tenka gyventi, dėl dalykų, kurių ji negali kontroliuoti. Kai pradedame žiūrėti į duomenis gaunamus iš pusiasalio, sunku patikėti, kad benzino kainos dabar pasiekia rekordinės aukštumas, aukščiausias pasaulyje. Bet prieš pereidamas prie duomenų, leiskite parodyti jums, su kuo tiksliai susiduria rusai, ypač Krymo rusai pastarąją savaitę. Štai ta ataskaita. Štai viešas kreipimasis, kurį paskelbė kažkas iš Krymo. Prašome paaiškinti, kodėl esant dabartiniai ekstremaliai situacijai nėra jokios pagalbos gyventojams generatoriais ir kuru. Žmonės prisimena elektros tiekimo nutrūkimus, planinius atjungimus ir pagalbą, kuri atvykdavo iš žemyninės dalies. Šiandien daugelis jaučia visišką beviltiškumą. Iš esmės tai reiškia, kad Krymas išgyvena sunkumus, kurių anksčiau nebuvo patyręs. Anksčiau pagalba atvykdavo iš žemyninės dalies, o dabar dėl Ukrainos sankcijų, tiksliau tolimojo nuotolio dronų smūgių, jie tiesiog negali padėti. Putinas negali padėti žmonėms Kryme, bet tęskime. Mažos įmonės užsidaro viena po kitos. Parduotuvės, kavinės, grožio salonai, kepyklos ir kitos įmonės patiria didžiulius nuostolius. Daugelis žmonių jau neteko darbo. Tuo tarpu mokesčiai, nuoma, atlyginimai, komunaliniai mokesčiai nebuvo panaikinti. Žmonės praranda pajamas, bet jų įsipareigojimai išlieka. Tūkstančiai šeimų neteko maisto, negali tinkamai gaminti, įkrauti telefonų ar suteikti vaikams būtiniausių dalykų. Įtampa auga, žmonės apima kartelis. Pradeda pasirodyti pranešimai apie vagystes. Tai jau nebėra tik buitinė nepatogybė, tai rimta socialinė problema. Kalbant apie socialinę problemą, daug žmonių pačioje Rusijoje, žemyninėje Rusijoje, kalba, kad tai gali privesti prie revoliucijos. Apie tai kalbėjome ankstesniuose vaizdo įrašuose, tačiau dabar vis daugiau propagandistų sako tą patį. Ir apie tai pakalbėsime netrukus. Taip pat noriu jums parodyti antrą pranešimą iš Krymo, kuriame kalbama apie tai, kiek žmonių šiaurinėje pusiasalio dalyje jau 7 dienas neturi nei elektros, nei vandens. Paprastai tokioje situacijoje jie išgyventų naudodami generatorius. Tačiau dėja, šiuo metu jie net negali naudotis generatoriais, nes atspėkite kodėl. Norint naudotis generatoriumi reikia kuro, o kuro kainos Kryme.
Na, jei norite naudoti kurą generatoriui, turėsite pakloti beprotiškus pinigus. Žinoma, jei apskritai rasite kuro. Kaip žinote, visoje Rusijoje yra didelis trūkumas, bet ypač Kryme, kur žmonės laukia dienomis, kartais net visą savaitę, kad patektų į degalinės eilės priekį ir galėtų užsipilti kuro į savo automobilį. O kas nutinka, kai pagaliau prieini prie eilės priekio, o kuro nėra? Tada įtampa pasiekia aukščiausią tašką. Pažiūrėkite šį vaizdo įrašą, kuriame žmonės tiesiog kovoja dėl kuro. Štai tokia situacija yra degalinėse Rusijoje. Tai ką tu man po vėjų padovanosi? Kaip padėti? Ir žinoma, tai vyksta ne tik Kryme. Gauname daug vaizdo įrašų iš visos Rusijos. Iš Krasnodaro, Rostovo prie Dono, net iš Maskvos, kur žmonės kovoja. Trūksta dyzelino ir benzino. Dabar pakalbėkime apie kainas Kryme, nes patikėkite, bus sunku tuo patikėti. Tai paminėjau savo paskutinėme vaizdo įraše ir buvo komentarų. Ei, internete matau, kad Rusijoje kainos yra keli doleriai už galoną. Iš kur gaunate tuos $15 skaičius iš Rusijos? Taigi, atspėkite ką. Šį kartą mes iš tikrųjų turime nuotraukų ir vaizdo įrašų iš Rusijos degalinių, kuriuose matote kainą rubliais, žinoma. Ir tada, žinoma, paaiškinsime, kiek tai sudaro JAV doleriais už davoną. Taigi, pažiūrėkite į šitą. Dabar čia turime Krymo gyventoją, kuriam pasisekė degalinėje rasti benzino. Dabar stebėkite, kaip jis skaito kainą. Ten parašyta 330 rublių už litrą, kas yra maždaug $16 už galoną. Tai daugiau nei 5 kartus daugiau, nei amerikiečiai moka čia, Jungtinėse valstijose. Tai tikriausiai 3 ar 4 kartus daugiau, nei europiečiai moka Europoje. Ir vėlgi, tai nėra pavienis atvejis, ne viena nuotrauka, kurią bandau sureikšminti. Štai dar viena, kita degalinė, tikriausiai tą pačią dieną arba tą pačią savaitę. Čia kaina $17 už galoną. Tai yra maždaug 400% kainos padidėjimas palyginti su geguže prieš 6 savaitės. Toks ūmus tapo degalų trūkumas Rusijoje. Kainos kyla greičiau nei memų akcijos. Tada turime dar vieną. Degalinė ima $19 už galoną. Dabar atidžiai pažiūrėkite šį kitą siužetą. Kai šis krymietis sužino, kokia degalų kaina kolonėlėje, jis iš esmės sako, kad jam geriau tiesiog nusipirkti degtinės. Paklausykite. Nė velnio, tai 380 rubliai. Tai kažkokia nesąmonė. Aš tik iš smalsumo užsukau į tą degalinę Mirnyje ir prisipyliau kuro. Turėjau 2700 rublių ir man pavyko įpilti beveik 7 litrus kuro į baką. 380 rublių, vaikinai. Tai ne juokas. Aš tikrai sumokėjau tuos pinigus. Bedžiai, Jie priima tik grynuosius. Kortelės ten neveikia. nežinau, ar jie dirba neoficialiai, ar čia kažkokia kita nesąmonė. Viena vertus gerai, kad apskritai pavyko prisipilti kuro. Kita vertus, vyrai. 380 rubliai. Litras benzino kainuoja daugiau nei litras pieno. Tai brangiau nei degtinė. Taigi iš esmės Tada jau galėtum važiuoti ant alkoholio. neįtikėtina. Язык получается. С ума сойти. Iš tikrųjų, pagal šią ataskaitą, Krymo gyventojai moka daugiausiai už benziną iš visų pasaulyje. Štai kokia bloga tapo situacija. Kai kuriuose degalinėse kainos siekia net $22 už galoną. Žinoma, tai labai brangu. Tačiau, jei pažvelgsime į tai kitų kampų, situacija yra dar blogesnė nei rodo skaičiai. Pagalvokime, kiek vidutiniškai uždirba Krymo gyventojas, nes būtent tai parodo, kiek iš tikrųjų jiems kainuoja šios degalų kainos. Nes $22 už galoną. Gerai, mes tai suprantame, nes dauguma žiūrinčių šį vaizdo įrašą naudoja dolerius. Tačiau Krymo gyventojai jų nenaudoja. Jie uždirba rubliais. Ir dar turime nepamiršti, kiek jie uždirba. Vidutinis Krymo gyventojas uždirba apie $600 ekvivalentą per mėnesį rubliais. Jungtinėse valstijose vidutinės pajamos yra apie $5600. Tai reiškia, kad Krymo gyventojas, mokantis $17 už galoną benzino, yra tas pats, kas amerikietis, mokantis $150 už galoną benzino. Tai iš tikrųjų parodo, koks tai brangus dalykas pagal perkamąją galią. Žinoma, daugelis rusų mėgsta tuo naudotis, nes tai leidžia jų ekonomikai atrodyti geriau. Tačiau, kai tai panaudoja tokiose situacijose, jie labai supyksta. Taigi dabar kyla klausimas, kaip tai iš tikrųjų įvyko? Kaip senoji supervalstybė gali turėti rekordiškai aukštas benzino kainas?
Na, pažiūrėkite į šį žemėlapį. Štai žemėlapis, kuriame parodyti visi šių metų Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos ir elektros infrastruktūrai. Pažiūrėkite, kaip susitelkusios tos geltonos dėmės aplink Krymą. Nuo 2026 metais sausio Ukraina smogė 37 elektros pastatėms, įskaitant naftos saugyklas ir dujų perdirbimo įrenginius. Dabar šie smūgiai net neįskaičiuoja visų logistikos objektų, kuriuos atakuoja Ukraina. Visų tanklaivių, visų sunkvežimių, kurie veža kurą ir viską kitą, ką jie gabena. Ir taip pat čia neįskaičiuotas sumažėjęs eismas per Kerčės tiltą dėl ankstesnių Ukrainos surengtų atakų. Tai daro tiesioginę įtaką viskam, kas vyksta Kryme, civilių gyvenimui ir žinoma karinėms operacijoms, kurias Rusija vykdo ir remia per tą pusiasalį. Dabar kai kurie iš jūsų gali užduoti akivaizdų klausimą. Kodėl Ukraina tai daro, ypač Krymo civiliams? Štai čia svarbu prisiminti. Ukraina nebuvo ta, kuri pradėjo šį karą. Ir be to, Ukraina nebuvo ta, kuri pradėjo atakuoti elektros infrastruktūrą. Iš tikrųjų, tai buvo Rusija. Pažiūrėkite į šį žemėlapį. Tai yra Rusijos smūgių prieš Ukrainos elektros infrastruktūrą 2024 metais žemėlapis. Rusija tai daro kiekvienais metais nuo pat šio karo pradžios 2022. Rusija sistemingai taikosi į Ukrainos elektros tinklus, Ukrainos pastotes, netgi Ukrainos kuro sandėlius ir visus tokius objektus. Dabar esu tikras, kad kai Vladimiras Putinas pradėjo šį karą, jis tikrai nemanė, jog Ukraina sugebės įgyti pajėgumų atsakyti smūgiais. Bet atspėkite ką, karai yra nenuspėjami. Ir jūs žinote tą garsų posakį, blogiausia 3 dienų specialiosios karinės operacijos dalis yra 5 metai. Ir tai yra tai, ką Vladimiras Putinas dabar supranta realiu laiku. Ukraina ne tik turi galimybę atsakyti Rusijai, dabar jie smogia dar stipriau nei Rusija anksčiau smogdavo jiems. Iš tikrųjų, apie tai pats prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė maždaug prieš 2 savaites, gal prieš 17 dienų. Jis viešai pareiškė, kad Ukrainos kariuomenė ketina vykdyti 40 dienų kampaniją, nukreiptą prieš Rusijos logistiką ir viską, ką tik pavyks aptikti. Ir tai iš esmės yra perspėjimas Vladimirui Putinui ateiti prie derybų stalo ir sutikti su realistiška taika. Vladimiras Putinas nori taikos susitarimo, kuriame Ukraina tiesiog pasiduotų, nors iš tikrųjų būtent Rusija yra priversta trauktis. Negali tikėtis, kad kita pusė pasiduos, kai pats turi trauktis. Ukraina stumėsi į priekį fronte. Ukraina smogė Rusijai iš užnugario, o Rusija iš esmės neturi kuo sustabdyti Ukrainos dronų. Iš tiesų, Krymo operacija Rusijai tampa itin žiauri. Rusijos okupuotas Krymas ką tik oficialiai paskelbė, kad visoje pusiasalyje bus išjungtas gatvių apšvietimas dėl besitęsiančios energetinės krizės. Vasaros viduryje Rusijos gatvės dabar bus tamsios. Spėju, kad ateityje mums bus sunku iš palydovo atpažinti Krymą, nes ten nebus jokių šviesų. Jei esate Rusijos pilietis ir žiūrite tai, tikriausiai esate supykęs dėl visos šios situacijos. Tačiau yra viena gera naujiena. Skirtingai nei Vladimiras Putinas, kuris gyvena prabangoje Maskvoje ar kur kitur, kur jis slepia savo rūmus nuo Ukrainos dronų, Krymo politikai iš tikrųjų atrodo kenčiantis kartu su savo gyventojais. Pažiūrėkite į šį vaizdo įrašą iš Donecko. Į šį vaizdo įrašą. Tai Krymo energetikos ministerija, rodanti prieš kamerą, kad jos namai veikia ta pačia neveikiančia infrastruktūra, su kuria turi susidurti visi kiti pusiasalyje. Manau, kad yra ir šioks toks šviesos spindulys. Pažiūrėkite. Prieš tai trumpas priminimas. Tie vaizdo įrašai, kuriuos matote savo ekrane, YouTube jų nelabai mėgsta, todėl kartais mūsų vaizdo įrašai būna apribojami. Taigi, jei galite, padėkite mums paspausdami prenumeratos mygtuką apačioje, o jei jau esate prenumeravę, paspauskite mygtuką patinka. Tai tikrai daro įtaką algoritmui ir žmonių, kurie pamato šį vaizdo įrašą skaičiui. Labai ačiū. Štai įrašas. Taigi, turime žvakę, radiją ir mus. Draugai, Krymo vakarai yra Kryme. Be elektros, be dujų, be. Radijas, majakas, sovietų. Jūs girdėjote teisingai. Ir čia beje tokios šaunios dainos. Mums jos patinka. Dabar dėja, jei padėtis Kryme netrukus labai pablogės. Matote, visai neseniai Ukrainos dronų pajėgų vadas davė retą viešą interviu. Ir tame interviu jis apibendrino, ką būtent Ukrainos dronai padarė Krymui ir ką jie planuoja daryti. Ir trumpai tariant, jis pasakė, kad tempas nemažėja, bus tik blogiau. Paklausykite. Tai šiek tiek ilgas įrašas, bet jis svarbus, nes juk tai žmogus, kuris vadovauja Ukrainos dronų programai arba dronų pajėgoms. Taigi, jis nusprendžia, kokius įrašus mes matysime rytoj. Jis nusprendžia, kokia Rusijos infrastruktūra bus susprogdinta. Paklausykite. Dujų nėra. Ir leiskite pasakyti, jų ir nebus. Jūsų planas izoliuoti Krymą akivaizdžiai veikia labai gerai. Tačiau atrodo, kad dar nesate baigę su rusais Kryme. Kiek blogiau rusams dar bus.
Mes sudarome okupantams pusiasalyje nebepakeliamas sąlygas. Dabar uždarome prieigos kelius. Išėjimo kelių neliečiame, jei nepastebėjote. Tegul jais išvažiuoja. Tegul visi tie milijonai pereina tą tiltą be sustojimo ir važiuoja toli už Uralo. Tegul gyvena ramybėje. Visi tie milijonai tegul per tą vietą. Štai dėl ko jie čia keliasi jau daugiau nei 10 metų. Tai jų bumerangas. Jų karma juos pasivijo. Dabar į Sibirą ir pradėti viską iš naujo, jei jie dar pakankamai jauni. Bet mes nesustosime. Tegul jie palieka savo logistiką, kuri leidžia jiems tiekti amuniciją ir perkelti kitą karinę įrangą bei išteklius, naudojamus prieš mus pietuose arba paleidžiamus į mus iš Krymo. Tegul jie išeina, mes pasirūpinsime jų logistiką, visų rūšių, kuri leidžia. Tai pirmas kartas istorijoje, kai mes tai darome be sausumos operacijos. Mes kūrėme situacijas, dėl kurių jiems neįmanoma likti, neprarandant nė vieno Ukrainos kario gyvybės. Per Ukrainą iš Krymo pusiasalio. Mes viską darome nuotoliniu būdu, naudodami vadinamąjį laisvę mylintį ukrainietišką paukštį. Kai žiūrime į žemėlapį, kur buvo atkurta elektra, tai tik viena maža vieta, vadinama Kerčė, nes kažkas jau nutiesė ilgintuvą. Jie nutiesė kabelį, bet mes tuo pasirūpinsime bet kokiu atveju. Išjungta nuotoliniu būdu, naudojant priemonės, kurias vadiname laisvę mylinčių ukrainietiškų paukščių. Sakau jums, kai per 3 jau sudeginome 21 kuro cisterną pakeliui. 72 sudegins dar vienas 121. 221 sudeginsime tiek, kiek jų bus. Tai tik laiko klausimas. Але ми з тим впораємося. Dabar ši kampanija turės toli siekiančių pasekmių. Jei sekėte šį karą 2022 metais, žinote, kad kai tik kyla degalų kainos, iškart kyla ir problemų, nes didėja infliacija. Degalai naudojami praktiškai viskam. Taigi ateityje laukia maisto trūkumas, kurio požymis Rusija jau mato. Kainos kils, grūdų eksportas mažės. Tai turės pasekmių, apie kurias esu tikras, Putinas net nesusimąsto. Ir žinote ką? Mes iš tikrųjų turime bendrą informaciją iš pačios Rusijos vyriausybės. Ir jį rodo, kad kuro krizė Rusijoje pasiekė lygius, kokių šalis nematė dešimtmečius. Tai yra Bloomberg ataskaita, kurioje kalbama apie Rusijos naftos perdirbimo apimtis ir kaip jos nukrito iki žemiausio lygio per 21 metus. Tai reiškia, kad situacija blogesnė nei 2020-aisiais per COVID krizę ir blogesnė nei 2008-aisiais per didžiąją finansų krizę. Rusijos ekonomika patiria tai, ko jau labai seniai nebuvo patyrusi. Ir situacija tik blogės likusioje 2026 metai dalyje. Pažiūrėkite į grafiką. Matote, visi metai yra sugrupuoti į vientisą intervalą. O tada turime 2026-uosius pažymėtų žaliai. Jis krenta greičiau nei bet kuriais kitais metais ir abejoju, ar Ukraina artimiausiu metu sulėtins tempą. Tai reiškia, kad galime matyti, kaip ta linija leidžiasi dar žemiau. Dabar yra antras rodiklis, kuris dar labiau sustiprina šios situacijos strateginę svarbą. Ir tai susijęs su Rusijos žalios naftos gavyba. Dabar čia noriu šiek tiek paaiškinti skirtumą tarp naftos perdirbimo ir naftos gavybos. Naftos perdirbimas iš esmės reiškia, kad Rusija išgauna naftą iš žemės, siunčia ją į savo perdirbimo gamyklą, tada perdirba naftą į naftos produktus ir išsiunčia juos į vidaus rinką, kad Rusijos žmonės galėtų juos pirkti ir gyventi savo gyvenimą. Žalia nafta nėra perdirbama ir būtent šios naftos Rusija eksportuoja daug daugiau. Taigi jie iš esmės siunčia ją į perdirbimo gamyklas Kinijoje, Indijoje, Turkijoje. O tada tos šalys ją perdirba ir parduoda kitoms šalims arba naudoja savo vidaus rinkoje. Dabar dėl to, kad Rusijos naftos perdirbimo gamyklos nuolat patiria Ukrainos dronų atakas, Rusijos naftos gavyba iš tikrųjų mažėja. Kadangi Rusija negali eksportuoti to perteklinio kiekio į kitas šalis, ką galite nuspėti, tikriausiai todėl, kad kitose šalyse nėra pakankamai paklausos priimti visą naftą, kurią Rusija anksčiau naudojo savo perdirbimo gamykloms. Ir dėl to Rusijos pajamos iš naftos tikrai mažėja, o šios pajamos tiesiogiai veikia Rusijos biudžetą, kas padeda Ukrainai fronte. Dabar čia svarbu paminėti vieną išlygą. Rusijos naftos gavyba mažėja, bet ji nemažėja taip greitai, kaip rodo Rusijos naftos perdirbimo apimtys ar duomenys apie perdirbimą.
Tai reiškia, kad Rusija gali eksportuoti dalį savo perteklinės naftos į kitas šalis, bet ne visą. Spėju, kad Ukrainos kampanijai tęsiantis, abu šie rodikliai tiesiog toliau mažės. Dabar čia reikia prisiminti, kad Ukraina taip pat išplėtė savo kampaniją. Jie taikosi ne tik į naftos perdirbimo gamyklas. Per pastarąsias, tarkime, 5 dienas jie taip pat pradėjo taikytis į rusiškus tanklaivius. Dabar duomenys, kuriuos ką tik peržiūrėjome, yra susijęs su gegužės mėnesiu. Taigi, tai kelių mėnesių senumo duomenys, tačiau per pastarąją savaitę kampanija išsiplėtė. Tai reiškia, kad jei Ukraina ir toliau plės savo veiksmus ir taikysis į vis daugiau tanklaivių bei kitų būdų, kuriais Rusija eksportuoja savo naftą, galime tikėtis, kad rusai iš tikrųjų gerokai sumažins savo naftos gavybą, nes jie neturi pakankamai naftos perdirbimo gamyklų, kad perdirbtų išgaunamą naftą. Ir pamažu jiems bus vis sunkiau išgabenti išgaunamą naftą dėl Ukrainos dronų jūroje. Ir tai reiškia, kad Rusija turi pristabdyti savo naftos telkinių darbą. Tai iš tikrųjų yra didžiulis dalykas, turint omenyje, kad Kremlius jau dabar patiria didžiulį deficitą dėl karo ir panašu, kad situacija tik blogės. Ir būtent todėl visai neseniai Kremliaus atstovas spaudai padarė tai, ko tikriausiai nesitikėjote. Dmitrijus Medvedevas šią savaitę viešai patvirtino, kad Rusija paprašė Baltųjų rūmų įsikišti. Konkrečiai, Rusija paprašė Jungtinių valstijų pasakyti Ukrainai, kad ši nustotų atakuoti Rusijos naftos infrastruktūrą ir naftos perdirbimo gamyklas. Spėjo, kad karas vyksta ne visai taip, kaip jie planavo, nes abejoju, ar jie norėjo, kad JAV įsikištų ir padėtų Rusijai. Dabar dėl to, kas vyksta, nerimauja ne tik Kremlius. Iš tikrųjų yra tokia rusiška laida, kažkas panašaus į šią per televiziją, kurioje rusams besidomintiems karu pateikiama informacija apie tai, kaip vyksta karas. Ir ta laida, tas paskutinis epizodas buvo toks niūrus ir toks neigiamas, kad vedėjas kalbinamas tą ekonomikos ekspertą paklausė jo, ar turite ką nors teigiamo pasakyti apie ekonomiką? Ir atsakymas buvo ne toks, kokį jis tikėjasi. Paklausykite. Galbūt kažkas optimistiško. Gal gali pasakyti, ką nors optimistiško pabaigai. Vieną dieną tai baigsis. Nesu tikras, ar tai optimizmas. Karaganovas taip pat tiki, kad tai galima užbaigti. Viskas anksčiau ir vėliau praeina. Tai buvo ekonomikos eksperto optimistinė žinia. Jei dėl to nusijuokėte, būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką apačioje, nes mes tik pradedame. Tai iš tikrųjų primena man istoriją, kurią man pasakodavo mano tėvai. Nežinau, ar tai indiška istorija ar Gudžarato istorija, kurie yra tarsi subkultūra Indijoje. Istorija iš esmės yra tokia. Karalius paprašė savo išmintingiausią patarėjo užrašyti vieną žinutę ant popieriaus lapo. Ir taisyklė šiai žinutei buvo tokia. Žinutė turi priversti jį pasijusti laimingu, kai jis liūdnas, ir nuliūdinti, kai jis laimingas. Kažkas pakankamai universalaus, kas tiktų abiems situacijams. Patarėjas ilgai galvoja ir tada užrašė. Ir tai praeis. Na, būtent taip dabar jaučiasi kai kurie Rusijos propagandistai. Jie tai išgyvena, bet labai tikisi, kad tai greitai praeis. Deja, ne visi pritarė tokiai nuotaikai. Iš tikrųjų, kai kurie žmonės atvirai kalba apie revoliuciją. Tiksliau, apie revoliuciją, kurią sukels Rusijos jaunimas, nepatenkintas tuo, kaip valdoma ekonomika, kaip valdoma šalis ir ypač tuo, kad šalį valdo vien seni žmonės. Tai žinoma, galėtų būti kritika daugeliui vietų, bet rusai tai išsako labai garsiai. Paklausykite. Neseniai kalbėjausi su keliais jaunais žmonėmis, kurie yra labai aktyvūs TikTok platformoje. Iškart pasakysiu, kad pats TikTok nenaudoju. Kaip ir tiesiog jaučiu, kad... Jie man sakė, kad jaučia stiprią nuojautą, jog Rusijoje viskas tiesiog labai blogai. Kad Rusijoje viskas tiesiog labai blogai. Kad tiesiog viskas. Kad viskas visiškai baigta. Kad kažkas vyksta su valdžia. Yra aiškių revoliucinių poteksčių, kad reikia kažką daryti. Paklausiau jų, iš kur tai kyla ir kas atsitiko. Jie sakė, kad tiesiog per pastarąjį mėnesį ar du TikTok buvo užtvindytas mūsų pačių vartotojų įrašais apie tai, kaip viskas blogai. Štai čia tai labai svarbu. Tai labai svarbus dalykas. Tau net nereikia jokio postumio iš vakarų politinių technologų, kai viską gali padaryti savo rankomis. Viską galima padaryti savo rankomis. Tai iš tikrųjų sukuria jausmą tarp paprastų jaunų TikTok vartotojų, kad šaliai jau viskas. Jaunų vaikinų TikTok'e, taip? Kad šaliai jau viskas. Dabar žinau, kad kai kurie iš jūsų galbūt nevertina to rimtai, bet atspėkite, kas į tai žiūri rimtai. Pats Putinas. Pažiūrėkite į ataskaitą ekrane. Rusijos prokurorai dabar iškelia baudžiamąsias bylas Rusijos piliečiams už tai, kad jie siunčia Telegram žvaigždutes Ukrainos kanalams. Leiskite paaiškinti, kas tai yra. Telegram žvaigždutės iš esmės yra programėlės valiuta Telegram platformoje, kuri yra susirašinėjimo programa.
Daugelis žmonių naudoja Telegram, kad gautų naujienas apie tai, kas vyksta fronte, įskaitant ir mane. Aš seku kai kuriuos iš šių Telegram kanalų, kurie iš tikrųjų yra susiję su abiejų pusių kariuomenė. Yra keletas ukrainietiškų Telegram kanalų, tada žinoma yra ir rusiškų Telegram kanalų. Spėju, kad Rusijos piliečiai daro tą patį. Jie seka rusiškus kanalus ir taip pat seka ukrainietiškus kanalus. Na, kai kurie iš šių piliečių iš tikrųjų siuntė mokamas žvaigždutes, kad sureaguotų į tam tikras naujienas. Ir Vladimiras Putinas dėl to nėra labai patenkintas. Taigi šie piliečiai Rusijoje yra kaltinami išdavyste. Dabar kai kurie iš jūsų galbūt stebitės, ar Telegram nėra uždrausta Rusijoje? Na, atspėkite ką, ji yra uždrausta, bet galite naudoti VPN, kad žinote, atsidarytumėte Telegram. Tačiau kalbame apie atvejį ir tokių atvejų buvo ne vienas, kai Rusijos prokurorai persekiojo žmonės vien už tai, kad jie sureagavo į žinutę. Na, šios bylos susijusios su įvykiais, kurie nutiko 2025 ir 2024 metais. Taigi jie peržiūri istoriją ir tada pateikia kaltinimus žmonėms dėl reakcijos žinučių programėlėje. Ir tada žinoma turime Kremliaus atstovą spaudai Peskovą, kuris keičia savo retoriką apie karą. Dabar jis oficialiai vadina tai karu, o ne tik specialiąją karinę operaciją. Ir iš tiesų neseniai jo buvo paklausta, kodėl jis pakeitė vartojamą terminologiją. Na, jo atsakymas gali jūs nustebinti. Paklausykite. Tai labai trumpas įrašas. Taigi turint Rusiją iš vienos pusės ir turint Kyjivo režimą bei daugelį Europos šalių. Ir dar Jungtinės valstijos, kurios tiekia milijonus tonų ginklų Ukrainai. Kas tai yra? Tai jau nebe operacija, o karas. Tai plataus masto karas. Aš negeriu tiek daug, kiek Peskovas, spėju, tiesa. Gal jis girtas ir todėl viską mato kitaip, o aš ne. Bet per beveik 5 šio karo metus dar nemačiau nė vienos NATO aukos Ukrainoje. Tačiau mačiau Šiaurės Korėjos aukų. Mačiau ir Irano raketų. Mačiau kinų dronus, kuriuos naudoja rusai. Tai ar tikrai tai tik Rusija ir jos sąjungininkai prieš Ukrainą ir jos sąjungininkus? Dėl kažkokios priežasties dabar, kai Ukraina smogia atgal Rusijai visa ši situacija atrodo nesažininga, pamirštant, kad būtent Putinas pradėjo šią specialiąją karinę operaciją. Dabar visa tai mus atveda prie kažko, ką dauguma vakarų žiniasklaidos visiškai praleis. Ir tai susiję su maisto krize, kuri dažniausiai būna antrasis bet kokios kuro krizės etapas. Kai tik kyla naftos kainų problema, tai paprastai paveikia visas kitas žmogaus gyvenimo sritis. Matote, žmonės pamiršta, kad dyzelinas iš tikrųjų yra labai svarbus žemės ūkiai. Jis taip pat labai svarbus kariuomeniai, bet tai jau kita tema, apie kurią kalbėsiu kitame vaizdo įraše. Šiandien pakalbėkime apie tai, kad jei esate ūkininkas, beveik viskam, ką darote, jums reikia dyzelimą, kad veiktų jūsų technika. Ir atspėkite ką. Rusijos ūkininkai apie tai kalba labai viešai, nes spėju, dabar Rusijoje yra derliaus nuėmimo sezonas ir jie neturi daug laiko, nes žiema ateina tarkime po 2 mėnesių, gal net greičiau. Taigi Rusijos ūkininkai sako, žiūrėkite, pagal dabartinės kuro kainas mes neuždirbsime jokio pelno. Tai reiškia, kad mes tiesiog nenuimsime derliaus, jei vyriausybė mums nepadės. Paklausykite šio įrašo. Vėl kalbėjausi su mūsų vyrais. Šiandien vėl kalbėjausi su ūkininkais iš Šeropanovo. Ar žinote, ką jie man pasakė? Lyna. Jei dyzelinas pasieks 100 rublių už litrą, mes net nepradėsime savo kombainų, tiesiog leisime derliui nukristi ant žemės. O dabar turiu klausimą jums visiems. Ar palaikysite mus, kai reikalausime įperkamų degalų kainų ūkininkams? Nes jei mūsų išlaidos ir toliau augs, mums neliks nieko kito, kaip tik kelti kainas. O galiausiai už viską sumokėsite jūs. Aš esu gyvulių augintoja, todėl esu šios grandinės viduryje. Jei javų augintojai turės pirkti dyzeliną už tokias kainas, jie turės brangiau parduoti savo grūdus. Atitinkamai, jam reikės pakelti grūdų kainą. O aš kaip gyvulių augintoja? Bet aš žinau, kad negalėsiu parduoti savo mėsos ir pieno produktų už didesnę kainą, nes žmonės paprasčiausiai neturi pinigų. Tai kokį pasirinkimą aš turiu? Todėl, kad sumažinčiau savo bandą ir pasilikčiau tik tiek, kiek reikia man pačiai. Grūdų augintojas susiduria su ta pačia problema. Anksčiau iš jo pirkdavau 15–18 tonų grūdų. Dabar galbūt nupirkčiau tik 5. Tarkime tik 5. Tada jis pradeda svarstyti, kodėl turėčiau skolintis pinigų brangiam dyzelinui, jei vėliau net negalėsiu parduoti savo grūdų. Tiesiog liksiu su skolomis. Tai yra grandininė reakcija, su kuria susidurėme. Ir mano nuomonė, Žemės ūkio ministerija susitelkusi į visiškai neteisingus dalykus. Tai nėra pagalba ūkininkams.
Tai jiems kilpa ant kaklo. Tai lyg kilpa ant ūkininkų kaklo. Ir vėlgi, kaip jau sakiau anksčiau, tai nėra pavienis atvejis. Turime ir kitų ūkininkų, kurie sako tą patį. Jei nėra kuro, nebus ir derliaus. Tai taip pat veikia ir kitas žemės ūkio sritis. Ir manau, kepyklas bei panašiai. Nes jei nėra derliaus, nėra ir grūdų. Tai reiškia, kad negalite šerti savo karvių ar kito gyvulio, kurį turite. O tai reiškia, kad kepykloje nebus nei mėsos, nei pieno. Tai yra tai, ką mes iš tikrųjų matėme dar 2022 metais, kai Rusija pradėjo tą 3 dienų specialią karinę operaciją. Kuro krizė yra ne tik automobilių problema, ji tampa maisto tiekimo grandinės problema, kuri išplinta po visą pasaulį. Rusija ir Ukraina kartu laikomos daugelio pasaulio pietų šalių duonos aruodų. Daugelis Azijos ir Afrikos šalių gauna savo maistą, gauna grūdus iš Rusijos ir Ukrainos. Tai reiškia, kad kai šios šalys kenčia, besikentėjimas iš esmės persikelia į visas kitas šalis. Štai kodėl 2022 metais matėme, kaip žlugo Šri Lanka. Šri Lankoje įvyko revoliucija. Vėliau revoliucija įvyko Bangladeše. Revoliucija buvo ir Pakistane. Taip pat revoliucija kilo visame Sahelio regione Afrikoje. Daugelie šalių, kai žmonės negali pavalgyti, jie tampa labai pikti. Jau matome, kaip maisto kainų infliacija pradeda smogti Rusijoje ir netrukus tai pasieks ir kitas šalis. Štai ataskaita jūsų ekrane. Pasak Rusijos žiniasklaidos, daržovių ir mėsos kainos Rusijoje šią savaitę pradėjo reikšmingai kilti ir tikimasi, kad ši tendencija spartės, nes per artimiausias savaitės dyzelino trūkumas dar labiau paaštrės. Kaip žinote, Ukrainos kampanija tęsis tol, kol Vladimiras Putinas nesės prie derybų stalo ir nesutiks su sąžininga taikos sutartimi, nesutiks su realybė fronte. Bet prieš pereinant prie naujausių Ukrainos smūgių įrašų, noriu jums parodyti kai ką juokingo. Ir tai paskelbė Vokietijos ambasada Maskvoje, kur jie stebi viską, kas vyksta. Jie tiesiogiai kalbasi su Rusijos žmonėmis, sakydami, ei, visas jūsų kančias, na, yra vienas sprendimas tam. Ir tą sprendimą jie labai viešai paskelbė. Beje, jie yra Maskvoje, viešai. Taigi, paklausykite, ir tai tikrai buvo labai drąsu. Kremlius svarsto, kaip spręsti Rusijos kuro trūkumo problemą. Pardavimų normavimas, kuro importas ir oro gynybos stiprinimas. Mes turime daug paprastesnį sprendimą, kaip užbaigti agresijos karą prieš Ukrainą. Tuo tarpu Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai prieš Rusijos infrastruktūrą tęsiasi kiekvieną naktį pastarosiamis dienomis. Kaip žinote, YouTube nelabai mėgsta vaizdo įrašų, kuriuos ruošiamės parodyti, nes daug kas yra sunaikinama, sprogdinama, žinote, kas vyksta kare. Todėl kai kuriuos intensyviausias analizės perkelsime į narių skyrių, kur nereikės jaudintis dėl YouTube monetizacijos apribojimų ar algoritmo. Jei norite palaikyti kanalą ir matyti visą kiekvieno smūgio Rusijai analizę, galite tapti nariu paspaudę prisijungimo mygtuką žemiau arba apsilankę basicsinsider.com. Jūsų palaikymas leidžia mums sąžiningai nušviesti šį karą, nesijaudinant, kuri istorija bus, o kuri nebus tinkama reklamuotojams. Štai pirmasis įrašas ir esu tikras, kad daugelis iš jūsų galėjo jį matyti. Tai neabejotinai populiariausias įrašas pasirodęs Rusijoje per pastaruosius kelis mėnesius. Šis įrašas socialiniuose tinkluose surinko milijardus peržiūrų. Tai parodo, kokia didelė nesėkmė tai yra. Taigi, pažiūrėkite. Gyvi! Vieši gyvi! Parodyk, paketas, ką? Mašina! Tyliai. Ar jis gyvas? Dabar tau ir man tai tiesiog komedija. Nežinau, kas tiksliai įvyko, bet džiaugiuosi, kad niekas nenukentėjo ir niekas nemirė. Bet matai, mano akis praleidžia daug dalykų, kurių profesionalas nepraleistų. Štai kodėl pasikvietėme buvusią Navy SEAL narį Chucką Farrą, kad jis tiksliai paaiškintų, kas vyksta šiame klipe ir panašiose klipuose. Taigi, pereikime prie jo analizės. Dabar tai yra tai, ką jis daro kiekvieną savaitę, o kartais net kelis kartus per savaitę. Tačiau dėja, mes tiesiog negalime rodyti jo analizės pagrindinėme kanale, nes kaip žinote, tai nėra tinkama reklamuotojams. Jis nuosekliai paaiškina, ką Rusijos kariai daro neteisingai, ką Ukrainos kariai daro teisingai ir kaip bepiločių orlaivių karo doktrina vystosi realiu laiku. Kiekviena laida aptarė kovos veiksmų ypatumus, kurią YouTube iš karto demonetizuotų ir apribotų. Štai kodėl mes ją leidžiame tik nariams, nes ten algoritmas neturi jokios įtakos. Dabar, žinoma, noriu čia pateikti viešą pranešimą, nes Chuckas visada atsargiai vengia gudrauti po fakto.
Jis tai aiškiai pabrėžia kiekvieną kartą. Labai lengva kritikuoti sėdint saugiai studijoje, o visai kas kita, kai esi mūšio lauke ir apkasuose priimi gyvybės ar mirties sprendimus. Jis tai gerbia. Todėl jo analizė taip skiriasi nuo nesibaigiančios sofos generolų srauto Twitterio. Dabar leiskite parodyti, ką jis tiksliai sako apie šį įrašą. Žiūrėkite, žmonės. Palaukite, palaikykite mano alų. Gerai, tai kodėl taip nutiko? Gerai. Turiu pagirti tą vaikiną, žiūrėk, už tai, kad jis išvengė tos vamzdžio, kai jis apsisuko. Ir mes dar kartą pamatysime, kaip jis sureagavo po to. Jo reakcija yra klasikinė. Bet kodėl tai įvyko? Galbūt mokykloje matėte vieną iš tų fizikos demonstracijų, kai jūsų profesorius sėdėjo ant besisukančios kėdės, laikė dviračio ašį ir suko, žinote, dviračio ratą. Gerai, ir tai jį apsuko. Taigi, tai yra daugiavamzdis ginklas. Manau, tai 5 vamzdžių jakas Gatlingo kulkosvaidis. Taip, jį suka elektrinis variklis. Taigi tai giroskopinis judėjimas suka šį vaikiną. Pažiūrėkite, kai jis pasilenkia. Šis vaikinas išmetamas lauk. Pažiūrėkite, kai jis išlenda. Gerai, jis nežino, kur yra tas žmogus. Kas per... Tas vaikinas tiesiog dingo, tiesa? Palauk, ar virš jo galvos buvo kulka? Taip. Žiūrėk, tai jį tikrai sukrėtė žmogau. Aš niekada nesu stovėjęs priešais Gatlingo kulkosvaidį. Esu stovėjęs už jų. Tai būtų tas pats, kas įkišti galvą, žinai, kaip praryti M80 petardą. Tai štai, čia yra giroskopinio judėjimo pagrindai. Žiūrėk, jis vis dar sukasi. Taip. Jie turi visą pusę ugnies persvarą, Semai. Tai tiesiog nuostabu. Jis nustojo šaudyti, nes tas vaikinas nuskrido, tiesa? Gaikštukas nebuvo. Jis nuėmė pirštą nuo gaiduko. Žinai, ir tai vienas iš tų kvailų dalykų. Tu esi kartais M60 arba 240, kulkosvaidis gali pradėti nevaldomai šaudyti. Taigi tu spaudi gaiduką ir jis šaudo, o kai nuimi pirštą, sustoja. Bet kartais, jei daug šaudai, ginklas įkaista tiek, kad šoviniai patenka į šovinio lizdą, kuris toks karštas, kad jos iššauna pačios. Taigi, tu sėdi ten, pirmą kartą taip darai, nuimi pirštą nuo gaiduko, o jis vis dar šaudo. Ir tu galvoji. Žinai, tiesiog turi išlikti ramus, įkiši ranką į juostą su šoviniais, patrauki ją link savęs ir nutrūksta jungtys. Ir tu kovoji su tuo, kas nutiko šitam vaikinui, tiesa? Kažkas vyksta ne taip, tai jis sugriebė dar stipriau, tiesa? Jis tikriausiai turėjo tiesiog pasilenkti ir paleisti. Paleistai. Taip. Beprotiška, kad tai tapo vieša. Kaip jau sakiau, mes kiekvieną savaitę darome tokią analizę mūsų Basics Insider nariams. Jūs galite tapti nariu dabar, paspaudę mygtuką prisijungti žemiau arba apsilankę basicsinsider.com. Susitiksime ten. Mano vardas Semas ir šiandien tai jau viskas.